Mes ką tik nusileidome vienoje iš gražiausių negyvenamų salų ir artimiausias 3 dienas išgyvensime tik iš to, ką galėsime pagauti. Jei nesugausime maisto, badausime. Mūsų tikslas – pasiekti Mergelių salas, pačias atokiausias ir nesugadintas salas likusias žemėje, kuriuose galima sutikti tikrų pabaisų. Artimiausias 3 dienas stovykausime salų grandinėje ir turime 3 tikslus. Pirmas – sugauti pakankamai maisto, kad išgyventume. Antras – atlaikyti bet kokias gamtos stichijas, kurios mūsų užklups. Trečias – pasiekti Mergelių salas. Mano pirmasis prioritetas šioje saloje, vaikinai, yra rasti kokio nors maisto. Ir mes turime tikrai stiprią komandą. Bet laimiai, tie komandos nariai pažįsta šios vandenis kaip niekas kitas. Jie yra vietiniai ir nuo vaikystės tyrinėja šias salų grandines. Leiskite jums pristatyti Papua One Hunters. Mes Andrėjus, mano bičiulis Marko ir mes Andrėjus. Vaikinai, jūs turite man padėti per artimiausias kelias dienas, gerai? Kad tikiuosi rastume šiek tiek maisto, gerai? Taip. Kokią žuvį čia galime pagauti? Kokios žuvies galime tikėtis? Ispaninė skumbrė. Ispaninė skumbrė? Tunas. Tunas? Nesvarbu, vyrai. Turime pagauti maisto. Kitu atveju čia liksime alkani. Supratot? Todėl pasirūpinkit, kad surastumėt mums gero maisto, gerai? Gerai, šie vaikinai iš esmės mane ves, vyrai, į pačias beprotiškiausias salas. Ir tikiuosi, kad galėsime pagauti įspūdingų žuvų. Atakos planas – pasiekti tolimiausias Mergelių salas, kokias tik įmanoma. Būtinai likite su mumis, nes šie vietiniai vaikinai žino beprotiškų metodų. Atėjo laikas keliauti tiesiai į džiunglės, prisirinkti šiek tiek auksinio maisto, nes šie vietiniai vaikinai vėliau man buvo sugalvoję beprotišką tradicinį patiekalą. O dieve, vyrai, pažiūrėkite į tai. Čia tiesioginė prasme yra krokodilo žuvis ir jos burnoje yra mažytė žuvelė. Pažiūrėkite į tai. Štai čia long tong. Matote? Jos burnoje dar viena žuvis. O, štai, tiesiog paleiskė. Pažiūrėkite. Tai žuvis. Tai beprotiška. Pažiūrėkime, ar galime jį pagauti. Ei. O tai turi būti geras ženklas. Tikėkime, kad galėsime išplaukti į šios vandenis ir susirasti kokio nors maisto. Gerai, einam. Taigi palik juos už salos ir patikrink vandenį. Jis tiesiog Gatorade mėlynumo. Oho! Tai turbūt vienos iš skaidriausių sąlygų, kokias esu matęs. Tai tiesiog atrodo kaip iš Tarzano, vaikinai. Tai beprotiška. Mes čia ieškome didelių povandeninių darinių, vaikinai, ir būtent ten žuvis laikosi. Jos iš esmės juda nuo vieno darinio prie kito ir tikimės, kad galėsime jas pagauti. Tai bus mūsų maistas. Iš tikrųjų, mes gaudysime rifų žuvis, pelaginę žuvis, bet šio iššūkio pabaigoje, pažadu jums, mes pagausime tikrą monstrą. Toks ir yra mūsų planas. Bet čia, tiesą sakant, sunku nesišypsoti ir tiesiog visko gerėtis. Tai neįtikėtina, žmogau. Kaip atrodys šio vaizdo įrašo pabaiga, kai pasieksime tikrą salų viršūnę, kurioje niekas dar nėra buvęs. Štai tokios zonos mes ir ieškome, vyrai. Ar čia mūsų vieta, broli? Taip, čia mūsų vieta. Vanduo atrodo krištolo skaidrumo. Lipam į vandenį, ar ne? Einam!
Strėlė tiesiog išlindo, pažiūrėk, ji perplėšė pusiau. O dieve, mums pasisekė tai pagauti. Vau! Mes ką tik pamatėme šią nuostabę ispaninę skumbrę. Pažiūrėkite spalvas ir tai bus beprotiškai skanu. Mes tai padarėme, brangioji. Mes šoksime į valtį ir grįšime į salą, kuri yra tiesiai už manęs. O! Šiandien vakarieniausime sočiai. Einam. Vaikinai, pagavome puikių žuvų. Turime šią mažą rifinę žuvį čia, šią mažą menkę ir dar mažą skumbrę čia. Ir tai bus maistas man ir vaikinams čia saloje. Iš tikrųjų noriu išmokti, kaip šie vaikinai tai daro. Jie jau užkūrė laužą ten aukščiau, tad eikime aukštyn. Vaikinai taip pat patys sugebėjo pagauti kelias žuvis. Tai tavo žuvis? Pažiūrėkite, brolė. Oho, jis irgi turi puikių rifinių žuvų. Šie vaikinai čia, salose, turi tikrai laukinių išgyvenimo taktikų vyrai. Ir jie žino, kaip naudoti gamtą ir viską, kas juos supa, kad jų maistas būtų skanus. Šie vaikinai čia gyvena savaitės iš eilės. Jie susirenka savo kokosus, pagauna žuvį ir panašiai. Tai paprastas gyvenimas. Sala, gera nuotaika. Tiesioginė prasme, dabar galėčiau net dramblį suvalgyti, toks alkanas esu. Taigi, iškart pradedame viską valyti kartu su vietiniais vaikinais. Ir šiek tiek vėliau turime pasirūpinti, kad įsirengtume stovyklą ir pasiruoštume. Nes vaikinai, tai tik pirmoji diena. Patikėkite, toliau bus dar beprotiškiau. Visa žuvis sukrauta tiesiai už mūsų. Vaikinai tuoj pat pradės ją valyti. Turime tai patikrinti. Vaikinai greitai ir lengvai su tuo susitvarkė. Jie tiesiog nupjovė visas pelekus, išvalė, perpjovė pusiau, dabar kepsime tiesiai ant ugnies, brolė. Kol baigėme valyti žuvį, vietiniai vaikinai paėmė bambuką, nukirto jį ir išplovė vandenyne. Jie pripildys jį ryžių ir jį papils vandens. Jie padės jį ant ugnies ir taip išvirs nuostabiai garintus ryžius. Niekada to nemačiau, bet tai nerealu, brolė.
Jis čia susuka šiuos lapus. Jis tiesiog sukiš juos pro angą viršuje. Ir ten viskas garuos tiesiai viduje. Mes viską paruošėme su šia lentynėlė. Tikimės, kad tai turėtų sulaikyti visą karštį ir garus viduje. Matote, ką jis padarė? Jis tiesiog paėmė šios medžio gabalus. Jis juos sudėjo, padarė gerą stovą. Taip, vyrai. Turime Papua vaikinus. Jie šiandien mums parodė, kur žuvis. Broli, puikiai padirbėjai. Tu mums parodėjai, kur žuvis, gerai? Kaip jūsų kalba vadinasi skumbrė? Ingiri? Ingiri. Ingri. Papuoja, Ingiri. Ingri. Mano mėgstamiausia. Tavo mėgstamiausia? Taip. Eina, broli. Šiandien pagavau tavo mėgstamiausią žuvį. Taip, pagavau tavo mėgstamiausią, broli. Eime. Žuvis jau kepa apie 15 minučių iš vienos pusės. Greitai apversime ir pažiūrėsime. Vau, žmogau. Tai atrodo neįtikėtinai, vyrai. Eikit, palikit komentarą. Komentaruose verda diskusijos. Rimtai, jūs myliu, vyrai. Noriu greitai jūs nusivesti į stovyklą ir parodyti, kur mes čia miegame šiose salose. Turime šias palapines salos viduryje. Ir žiūrėkit, ji gana paprasta. Tiesiog paprasta palapinė. Eik iš čia, bičiuli. Ir dar turime pripučiamą čiužinį. Tas čiužinys nėra švarus. Kas žino, kas po velnių dėjosi ant to čiužinio? Net nenoriu dabar žinoti. Tai yra pirmoji sala, kurioje apsistojome, bet rytoj mūsų laukia didžiulė kelionė. Turėsime keliauti dar toliau į dar beprotiškesnę salą, o tada iš ten. Tai suteiks mums gerą galimybę, tikiuosi, pasiekti mūsų galutinį tikslą, o ten ir slankios tie didieji monstrai. Turėjome vieną epiškiausių dienų su vietiniais vaikinais čia ir jie mums padėjo pagauti žuvų. Ačiū, vaikinai! Teisinga, kad jūs parodėte man, kur rasti žuvies. Mes valgome kartu. Vaikinai ką tik ją prapjovė ir tai tiesiog tobulai išvirti ryžiai. Paimsime šiek tiek ryžių čia ir paimsime šiek tiek žuvies. Imkite drąsiai, pasimkite ryžių, žuvies ir valgome kartu. Ei, mes juk turime tai valgyti. Atsipalaiduok. Štai apie ką visą tai. Aš ir visi bernai čia saloje kemša maistą. Vaikinai, geriausia, kas galėjo būti. Ačiū jums labai, vyrai. Tu buvai per daug alkanas žmogau. Rytoj mūsų laukia didžiulis šuolis į visiškai naują salų grupę. Iš ten turėsime galimybę medžioti Virgin Ground, kas bus 3 dieną. Ir tai yra pagrindinis tikslas, nes ten yra didelės žuvys, nepaliesti rifai ir vieni iš pačių gražiausių pakrančių, kokias tik esi matę savo gyvenime. Gerai, vyrai, mes čia saloje jau vos gyvi. Štai čia mes praleisime naktį, susirangysime šiuose palapinėse. Jei per naktį nutiks kas nors beprotiško, pranešiu jums, vyrai, o jei ne, rytoj ryte pasimatysime 2 dieną. Aš labai laukiu, žmogau, ir rytoj mūsų laukia didelis iššūkis. Iki pasimatymo rytoj. O ne, tai nėra gerai. Pradėjo lyti, vyrai. Šioje palapinėje viskas varva tiesiai ant manęs. O, šiąnakt aš visiškai permirksiu. Ne. Labas rytas jums, vaikinai. Tiesiog sakau, kad mano nugara dabar lyg origamis. Visa sulankstyta. Ji visiškai pavarbusi. Bet gera žinia ta, kad valtis vis dar ten. Ir tai yra pirmas dalykas, kurį nori pamatyti, kai su valtimis stovyklauji šiose salose. Jei valtis dingtų, mums galas. Galiu pasakyti, kad gyvenime esu geriau išsimiegojęs. Bet pažiūrėkime, kaip sekėsi vietiniams vaikinams. Ar gerai miegojai praėjusią naktį? Taip. Ne, nemeluok man, tu gerai miegojai. Taip. Gavome stiprų smūgį ir atrodo, kad sąlygos praėjusią naktį pasikeitė. Laikau kumščius, kad šiandien nesusidurtume su didelėmis audromis. Susipakavome stovyklą. Dabar jie atrodo gana tuščia. Laikas mums lipti į valtį. Šiandien laukia ilga kelionė. Taip pat turime pažiūrėti, ar pakeliui galėsime gauti kokio nors maisto. Tai bus tikrai didelis iššūkis, bet aš labai džiaugiuosi. Mes ką tik įplaukėme į šią lagūną, kirtome didelį kanalą. Čia buvo gana sudėtinga. Tad tiesą sakant, džiaugiuosi galėdamas prisiglausti šioje gražioje lagūnoje. Atrodo, kad ši žemė labiau primena kokoso palmėmis apaugusią vietovę. Ji nėra tokia žalia, bet labiau tropinė. Atrodo neįtikėtinai. Ką tik nusileidome šioje beprotiškoje lagūnoje, vyrai, ir čia mes apsistosime 2 dienai. Turime krištolo skaidrumo vandenį, palmės, čia yra mangrovių sąžalynas. Tai tarsi žuvų prieglobstis, vyrai. Visos žuvys, kurios atplaukia iš vandenyno, čia susirenka.
Ir šiuose mangrovių sąžalynuose visos žuvis iš tikrųjų veisiasi ir deda savo ikrus. Čia visos žuvis užauga. Jos yra apsaugotos. Ir tai sukuria tarsi augyklą, kuriame jos gali sustiprėti prieš išplaukdamos į gilų mėlyną vandenyną. Bet vyrai, turime pasirūpinti, kad gautume tikrai gerą ir sočią vakarienę, nes rytoj turėsime keliauti dar toliau, į pačią tyriausią vietą iš visų. Mums teko ilga kelionė, vyrai. Ir visi vyrai, mums reikia kažkokio kuro. Manau, kad vyrai parodys mums keletą šaunių technikų. Akivaizdu, kad jos kilusios iš kokio nors seno žvejo ar kažko panašaus. Jie sukūrė stovą, labai panašų į tą, kurį padarėme praėjusią naktį. Kai kokosai yra jauni, jie paprastai būna putojantys ir ypač saldūs. Ir būtent to mes siekiame. Tai tiesiog beprotiška. Kai jie lipa aukštyn, jie tiesioginę prasme naudoja viršuje esančius palmės lapus kaip atramą. Ir jie nukerta kokosą naudodami mačetę. Taigi, vaikinai, kai jie čia būna šiuose salose, iš esmės tai ir yra tai, ką jie geria, vyrai. Jie gyvena iš kokosų ir žuvies. Į sveikatą, broli. Labai ačiū, kad užlipai. Einam. Toks saldus, putojantis. Tai neįtikėtina. Nėra už ką, broli. Jei iškrisiu iš to medžio, man galas. Tad paliksiu tai šiems vaikinams. Jie yra meistrai. Ačiū, broli. Kad išgautų visą tą minkštimą, jie naudoja kokoso kevalą ir pasidaro šaukštą, kuriuo iškasa minkštimą viduje. Tada jie iškasa minkštimą ir lieka visas šis nuostabus minkštimas. Mes sudaužėme kelis kokoso riešutus ir jautėmės puikiai, bet dar turėjome užduotį. Mes dar nebuvome pasirūpinę vakarienę. Tada atėjo laikas palikti salą ir pažiūrėti, ką galime rasti. Gerai, vyrai, mūsų stovykla jau įrengta štai ten. Parodysime ją jums šiek tiek vėliau. Bet dabar pasiėmėme savo harpūnus, turime kažką pagauti vakarienį šį vakar. Ką manai, broli, gaudysime žuvų? Ispaninė skumbrė. Ispaninė skumbrė. To jis ir nori. Gerai, eisime gaudyti ispaninių skumbrių. Gerai, einam.
Tai buvo beprotiška. Aš tiesiog laikiau GoPro, o jie vėl nėrė. Šiandien turėjome vieną beprotiškiausių dienų nardydami ir sugavome gražių rifinių žuvų. Vaikinai, kai kurių iš šių žuvų aš dar niekada gyvenime nesu sugavęs. Pažiūrėkite į šitą dalyką čia. Tai ką mes vadiname snaperiu su burės formos peleku, nes jie turi šią nugarinę peleką čia gale, kuri tiesiog velkasi iš paskos, kai jie plaukia. Jo galva atrodo gana keistai, nemeluosiu. Taip pat pagavome šį vidurnakčio snaperį. Jie gyvena čia, šiuose atogražų vandenyse. Jie turi ryškiai geltoną akį, kuri padeda jiems sugauti šviesą, kad galėtų maitintis naktį, ir beprotiškas spalvas ant veido. Turime šį gražuolį. Ji turi ilgą nosį ir taip jį ir vadinama – ilgas snukis imperatorius. Ji ieško maisto smėlyje, naudodama tą ilgą nosį, kad surastų krevetes, vėžiagyvius ir panašius dalykus. Ir aš niekada gyvenime nesu pagavęs tokios. Tikiuosi, rytoj pasieksime Mergelių salas, turėsime gerą maistą. O tada rytoj viskas užvirs, nes mes bandysime pagauti tikrus monstrus. Tai visiškai nauja teritorija, kai kurios pasaulio vietos, kurių žmogus dar nėra tyrinėjęs. O, ugnis čia, salose! Taip, broli. Geras darbas, bičiuli. Palmių medžiai, mėlynas vanduo, ugnis. Dėl to mes tai ir darome. Stovyklavimas saloje. Ji tikriausiai dabar gamina maistą. O vaikinai, šioje saloje pilna uodų ir smėlio muselių. Taigi tikiuosi, kad galėsime dūmais išvaikyti tuos vabzdžius, kad galėtume gerai išsimiegoti šiąnakt. Ruošiame vakarienę. Turime gabalą mėsos suvyniotą į foliją. Šiek tiek druskos ir pipirų prieskonių. Labai paprasta čia. Taip, užsidėjau savo hidrokostiumą, nes mane čia visiškai užpuolė uodai. Taigi, čia turime savo nuostabę žuvį. Vaikinai dabar visiškai išsekę, gerokai pasiplušėjome. Dabar kipsime į ją. Turime gražų burepelekį snaperį. Šiek tiek mėsos čia. Einam. Tai taip minkšta ir taip skanu. Šiltas patiekalas mums bus nuostabus ir suteiks energijos, kurios mums reikės rytoj keliauti į Mergelių salas. Ačiū šiandieną, vaikinai. Ačiū tau, bičiulė. Dabar jau antra naktis. Stovyklą įsirengėme. Rytoj laukia didžiulė diena. Susitiksime ryte, 3 dieną, kuri bus pati geriausia iš visų. Iki pasimatymo, vyrai. Labas rytas, vyrai. Atsikėlėme po sunkios nakties. Tiesiog miegojau su hidrokostiumo viršumi, bet atėjo paskutinė diena. Panašu, kad artėja didelės audros. Bet jūs žinote, kad šiandien plaukiame į Mergelių salas. Tai jau 3 diena ir mūsų laukia didžiulė diena, vyrai. Tuoj pasieksime vietas, kurios, manau, bus vienos beprotiškiausių, kokias man yra tekę patirti gyvenime. Sudėsime viską į valtį, vyrai, ir pradėsime plaukti link horizonto. Šiandien mūsų laukia didžiulis iššūkis. Mes tai padarėme, bičiulė. Pažiūrėkit tai. Mes pasiekėme salas, kur svajonės tampa realybė. O Dieve, tai turbūt pats skaidriausias vanduo, kokį esu matęs savo gyvenime. O Dieve, štai kodėl mes keliavome pastarąsias 3 dienas, kad pasiektume šią vietą, vaikinai. Pažiūrėkite į vandenį aplink mane, jis kaip milžiniškas baseinas. Tai turbūt pats skaidriausias vanduo, kokį esu matęs savo gyvenime. Ir tai yra Mergelių salos. Mes pasiekėme Mergelių salas, vaikinai. Pastarąsias 3 dienas keliavome ir pagaliau atvykome. Pažiūrėkite, kokios čia sąlygos. Turime turkės spalvos vandenį, baltus smėlio paplūdimius ir palmes. Ir tai yra beprotiška, žmogau. Čia gyvena patys didžiausi gyvūnai, vaikinai, nepaliesti žmonių civilizacijos ar kokio nors gamtos poveikio. Aš niekada gyvenime nebuvau nuėjęs taip toli.
Taigi dabar tai nusipelno kažko ypatingo. Ir jūs, vaikinai, žinote, kas nutiks. Šiandien mums prireiks visos energijos ir kuro, kiek tik galime, vaikinai, nes manau, kad susidursime su visiškai beprotiškais dalykais. Quick Revive. Mes tai iškart suvartojame. Kai tik tai išgersime, gausime papildomą energijos pliūpsnį, kuris, tikiuosi, leis mums pagauti monstrą. Einam. Mes atgimėme, bičiuliai, ir esame užsivedę Mergelių salos. Artėja didelė žuvis. Ši vieta beprotiška. Ir aš visas aplipęs smėliu ir druska. Čia pat krante plaukioja mažyčiai rykliukai. Matai juos? Pažiūrėk į juos. Mažas rykliukas, matai jį? Gamta čia klesti. Nesijaudinkit, vyrai. Manau, čia vesime tikrų monstrų. Šiandien mums reikės daug laiko praleisti vandenyje. Turėsime būti kantrus ir mums reikės, kad visos žvaigždės susidėliotų tinkamai, kad surastume vieną iš šių tikrų vandenyno monstrų. Laikas lysti į vandenį ir ieškoti milžinų. Einam! Wow! Vaizdas toks skaidrus, vyrai, ir visur pilna smulkių žuvelių. Laikas mums eiti.
Vaikinai, mes tai padarėme, bičiuliai. Pažiūrėkite į tai. Mes čia, šiuose salose, pagavome šuns dantų tuną. Štai dėl ko mes tai darėme, vyrai. Mes keliavome 3 paskutinės dienas ir pagavome tikrą gilumos pabaisą. Jūs matėte, kaip tiesiog bangomis plaukė šuns dantų tunai. Tai buvo beprotiška. Mano įranga buvo visiškai sulankstyta kaip sulankstoma kėdė, vyrai, kovojant su tuo vienu dideliu šuns dantų tunu. Aš jį nušoviau. Tas padaras nuplaukė tiesiai po koralais. Mes ištiesinome strėlę ir viską padarėme. Ir mes tuoj surengsime vieną įspūdingiausių kepimų, kartu su vietiniais vaikinais. Be jų čia saloje tai būtų neįmanoma. Taigi kelkimės ir pradėkime viską. Einam. Matote, vaikinai jau pasiruošę. Jie uždėjo daug malkų ant laužo. Taip, žmogau. Ei, taip, vaikinai. Vaikinai, mes nukeliavome tokį ilgą kelią būtent dėl šios žuvies ir noriu jums paaiškinti, kodėl. Tai yra šunadantis tunas, tikriausiai stipriausiai besipriešinanti žuvis vandenyne. Šitos žuvis tiesioginė prasme sunaikina tavo įrangą. Jūs matėte, aš tikrai paleidau tą šūvį. Ji mane vedžiojo aplink rifą, sulenkė mano strėlę ir viskas baigta. Beto, tai vienintelė tunų rūšis, kuri iš tikrųjų turi dantis, vaikinai. Jie turi milžiniškus žandikaulius ir valdo rifą šitos žuvys. Jie turi didelę akį, todėl ir pasirodo tik naktį. Ta didelė akis leidžia jiems sugerti šviesą, kad galėtų maitintis daugybę žuvų. Vaikinai, šitos žuvys tiesiog sudarytos iš gryno raumens ir jos tokios stiprios, jų neįmanoma sustabdyti. Tai tikrai vandenyno karalius ir mes tai padarėme. Mes pagavome milžinišką tuną ir jau kūrėme laužą. Turiu šitą didelį medžio gabalą. Prakišiu jį per mūsų tuną ir jis laikys žuvį virš ugnies. Prakišu visą per burną. Štai taip. Šitas dalykas pilnutėlis mėsos. Na, pirmin. Štai taip. Gerai, mes jį perkišome kiaurai. Aš ir vietiniai vaikinai, mes ją uždėsime. Ho! Mes tai padarėme, mažutė. Turime milžinišką tuną ant ugnies. Palauksime apie 20-30 minučių, tai užtruks, nes tas tunas tikras monstras, o tada nuimsime jį nuo ugnies ir dalinsime su visais vietiniais vyrukais. Štai kodėl mes tai darome čia, salose. Didžiulės laužai, didžiulės žuvys ir nuotaikos kaip niekad geros, mažutė. Einam. Tai nerealu, žmogau. Vaikinai, tikiuosi, kad esate alkani. Alkani? Taip. Taip, priešais mane yra milžiniškas tunas, kepta ant ugnies. Negaliu sulaukti, mes tuoj nuplėšime didžiulį gabalą nuo jos. Per vidurį eina kraujo juosta ir tai yra blogoji dalis. Mes nenorime jos valgyti. Norime paimti vieną iš šių gražių gabalėlių ir išorėje esančių dribsnių. Suvalgykim tai, bičiulį. Ji šilta, dūminė, beprotiškai skani, žmogau. Gerai, vyrai, pirmin. Padėkite man paragauti šios žuvies. Taip ir turi būti. Pasidalinsime su vietiniais vaikinais. Na, paragaukite, bičiuliai. Na kaip, vyrai. Skaniai? Gera. Wow, kumščiai sauniai padirbėjot, vaikinai. Vaikinai, dėl to mes tai ir darome. Dalinamės čia su vietiniais vaikinais salose. Jei jums patiko šis video, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti. Turime daugiau vaizdo įrašų čia. Ir aš susitiksiu su jumis kitame laukinėme nuotykyje. Mes tai padarėme, bičiuliai. Wow, iki kito karto, vaikinai.